Labą dieną, vaikai. Šios dienos mūsų pamokėlės tema – galiu padėti. Išsiaiškinsime, kaip reikia elgtis įvykus nesklandumams tarp keleto žmonių. Paklausykime istorijų. Medžiai užsigeidė išsirinkti savo karalių. Spygliuočiai, lapuočiai, didžiūnai, tiesuoliai ir neūžaugos susirinko giraitėje ir ėmė svarstyti, kurisgi iš jų galėtų būti karalius. Netruko paaiškėti, kad kiekvieno iš jų būdas itin nesukalbamas, ėmė ginčytis, netgi bartis, nes nė vienas nenorėjo nusileisti kitam. Aš galingiausias, burbtelėjo ąžuolas. Aš išmintingiausia, sulingavo eglė. Aš liekniausias, tarškėjo beržas. O aš iš visų puošniausias, pareiškė kaštonas. Žinia, karalius turi būti ir stiprus, ir protingas, ir gražus, tad kiekvienas medis tvirtino turys tuos bruožus. Gal kokį milijoną metų ginčijasi, jie taip nieko ir nenusprendė. Pamąstykime, ar verta medžiams ginčytis. Tęskime toliau. Jų ginčą beveik virtusi barniu išgirdo vėjas ir pasišovė medžiams pagelbėti. Ir pūstelėjo vėjas ir stojo viesulas. Audrą baisią sukėlė. Medžiai tik lingavo, braškėjo, aimanavo. Lapai nuo šakų it ašaros krito. Bet nė vienas nenorėjo pasiduoti, tik dar atkakliau tvirtino: aš. O kai audra liovėsi, miško pažinti nebegalima buvo. Pušys su šaknimis išrautos, eglės vienam kitos sugriuvusios, o galingasis ąžuolas, tasai storiausią savo šaką praradęs, liūdnai žvelgė po kojų. Va, matot, aš stipriausias, netikėtai prašneko neūžauga kadagys. Taip jie iki šiol nesutarė, kai kas nors prie jų prieina, tuoj šnibžda: aš trakšt, aš brakšt, aš karalius. Netikit? Tai tyliai prieikit prie kurio nors medžio ir pasiklausykit. Romualdas Baltušnikas. Atsakykime į klausimus. Ar vėjas padėjo medžiams išspręsti ginčą? Ką turi daryti medžiai, norėdami susitarti? Žodis tarpininkas reiškia, kas taikina susiginčijusius, susipykusius žmonės. Žmonės padedantys susipykusioms šalims susitaikyti, rasti išeitį, yra tarpininkai. Vaikai irgi gali būti tarpininkai. Vaikai, kurie pasirengę būti taikytojais, užduoda klausimus. Ar norite, kad aš padėčiau jums išspręsti ginčą?
Ar norite, kad padėčiau aš arba mokytojas? Ar sutinkate nepertraukti ir išklausyti mane iki galo? Neapsigalvosite? Nesibarsite? Pasakykite tiesą, kas nutiko. Ar sutinkate su sprendimu? Pamastykime, ar lengva būti tarpininku? Kodėl? Vaikai, šios dienos pamokėlė baigta. Išsiaiškinome, ką reiškia būti tarpininku. Nepamirškite atlikti užduočių pratybų sąsiuvinyje.